Didelio pasirinkimo mes ir neturėjom, tai buvo tik tai pasirinkimas arba elektra, arba kietų kūrų. Aišku, kietų kūrų nesiryžom imti, nes tai tikrai labai daug darbo kainuoja ir laiko visą tą šildymą, tai pasirinkom antrą variantą, šildymą elektra ir būtent tą geoterminį šildymo variantą. Tai iš tikrųjų labai patogi šildymo sistema, kadangi nuo to laiko, kai mums ją įrengė, tai mes faktiškai prie jos nebuvom net priėję. Jinai automatiškai vasarą įsijungia, žiemą vėl pradeda šildyti. Aišku, elektros sąnaudos irgi nėra didelės, yra žymiai mažesnės negu kad šildytumėm vien elektrą. Tai tikrai vienas iš tų dalykų, kad patogu labai viską valdyti ir tikrai nėra jokio rūpesčio. Mūsų namas yra 330 kvadratų šildomo ploto ir šalia kaip tik stovi kaimynų namas, jis yra šildomas vien elektra, yra per pusę mažesnis ir jo sąnaudos būtent šildymui yra žymiai didesnis negu kad mūsų šildomam namui.